Prieš porą dienų patyriau dvi situacijas, kurios man parodo tam tikrą trūkumą, ko trūksta žmonėm ir ką reikėtų toj vietoj daryti. Viena iš tų situacijų buvau Vilniuje ir kur yra ūkio ministerija, yra 3 kioskeliai, gėlių kioskeliai, vidurinis ten maisto produktai. Užėjau pas gėlininkes nupirkti gėlių savo moteriai ir sėdėjo pardavėja, kažkaip tai atbėgo, paklausė, ko tau reikia. Sakau, norėčiau kažkokių gerų gėlių, gražių gėlių, šviežesnių kažkokių. Tai sako, gerai, čia tos ir tos. Ir aš, kadangi mėgstu pakalbinti visus žmonės, kuriuos sutinku savo gyvenime, klausiu jos, kaip jūsų gyvenimas, kaip sekasi, kaip jūs laikotės, kokios nuotaikos. Ir ta moteris sako, žinai, viskas neblogai. Bet tik tai, kad visi aplinkui skundžiasi, visi nelaimingi, niekas nesišypso. O tai sakau, kodėlgi taip yra, apie ką tai, kodėl nesišypso? Sako, mano vaikai, kurie žiūri pastoviai kažkokiuose Instagramuose, Facebook'e ar kituose puslapiuose, kaip kiti žmonės gyvena. Ir jie pradeda nekęsti savo gyvenimo, nes jie to neturi. Ir ta moteris sako, aš tiems vaikams sakau, betgi čia Brazausko anūkai, jie visai kitur, jūs visiškai ne ten, kodėl žiūrite į juos? Jiems tai nesvarbu, jie mato kažkokį tai pavyzdį, kas važinėja gražia mašina, turi gražų namą, rūbus, kelionėse ir jie bando palyginti savo gyvenimą, nori gyventi tokį gyvenimą, jo neturi ir nusivilia tuo viskuo, ką jie turi. Jie viską paneigia, jie tada liūdėsyje, susikrimtę, tada nesinori nieko stengtis, nes kur tu ten pasieksi tų aukštumų, nes kažkaip tai įsivaizduoja, kad jie ten turi būti tose aukštumose, o ne savo gyvenime ir bandyti tą gyvenimą gyventi maksimaliai gerai net su tuo, kas yra ir iš tikrųjų kartais to užtenka. Ir jie sako, jie nepatenkinti, nelaimingi, nesuprantu, sako, nesuprantu. Man, sako, svarbu, kad nekristų bombos ant galvos. Čia taip gėlininkė man tą pasakoja. Sakau, taip, sutinku, kad mes bandom pasilyginti ir ypač jaunesnioji karta pasilyginti su tuo, kas kaip kiti gyvena, nežinodami net kas už to slepiasi. Tik paklausiu, o kiek metų jūsų vaikams? Nu, sako, 30 ir 35. Nu, vaikai tai jau nebe vaikai. Tai reiškia, kad tas gyvenimas ir tokiam amžiuje jau panirsta į kažkokį liūdėsi tamsą ir nėra kaip ten jiems iš ten ištrūkti, nes jie nemato, kad kitokių dalykų yra gyvenime. Gerai, išėjau, ta diena baigėsi. Kitą dieną aš ėjau į parduotuvę, paprastą parduotuvę Vilniuje ir prie kasų pirkau kažką labai paprasto. Ir aš pakalbinu net ir tas kasininkės, nusišypsau ir pasakau kažkokį paprastą juoką. Ir ta moteris sako, ačiū Dievui, kad yra pozityviai nusiteikusių linksmų žmonių. Nes sako, aš beveik jų nematau. Kur jie yra, visi suniurę, sugriuvę. O taip, sakau, bet man patinka, kad žmonės šypsotųsi, dėl to aš su jumis taip kalbu. Ir jaučiau jos tame pasižiūrėjime mane tokį ilgesį, kad žmonės daugiau šypsotųsi, kad jie būtų malonesni vienas kitam. Bet tikrai stebiu, jie eina susigūžę, vienas nuo kito nusisukę, kuo greičiau toj kasoje atsiskaityti, numesti ir tie žmonės kasoje, kurie dirba, jie mato tą energiją tų žmonių ir net niekinimą tų pardavėjų, kurios ten sėdi, kurios irgi yra žmonės, kurioms irgi reikia kažkokio tai dėmesio, pakalbinimo, malonumo, beveik to nėra. Tai kągi aš matau? Matau, kad didžiulis poreikis yra žmonėms, kad būtų daugiau šviesos, laimės, džiugesio, bet kadangi visi susitraukia, kažką bando vieni su kitais lygintis, nemato kažkokių prasmių, nemato gilesnių įžvalgų, jie neturi to džiaugsmo ir nenori dalintis su to džiaugsmu. Jie negali dalintis, nes jie neturi to džiaugsmo. Ne visada ir aš esu geros nuotaikos. Ateina daug tamsių minčių, bet aš visą laiką stengiuosi pakylėti save, kad aš jausčiausi geriau, tai yra suteikdamas malonumą kitam, tai yra parodydamas dėmesį kitam.
kai man yra sunkios akimirkos, aš pagalvoju, kad lygiai taip pat yra sunku ir tam, ir tam, ir tam. Kadangi aš dirbu su žmonėmis, kurie turi labai gilių rūpesčių. Tie rūpesčiai ir tie iššūkiai ir tos bėdos ir netektis nelaimės, jos beveik yra tragiškos. Aš dirbu dar su sudėtingesnėm situacijom negu mano situacijos, bet per tai aš parodau empatiją ir dėmesį tiem žmonėms, ieškodamas sprendimų, kaip išvesti iš vienokios ar iš kitokios būsenos, kaip jie galėtų save pakylėti ir atrasti tą, kad ir nedidelę kruopelę džiaugsmo ir šypsenos tą dieną, atsilaikyti tą dieną. Ir dabar man kiekvieną kartą, žinant, kaip tas skausmas veikia tavo, mano, to žmogaus, to draugo, to pažįstamo vienodai. Mes visi vienodai kenčiame, mums visiems skauda, mums visiems reikia rūpesčio, dėmesio, atjautos, kad kažkas atkreiptų į mus dėmesį. Ir aš tada padarau tuos skambučius žmonėms, kurie yra tiesiog mano pažįstami, mano bičiuliai ir žinau, kad jie eina per sunkų laikotarpį, nors nėra jie mano mokiniai, bet aš tiesiog imu ir paskambinu ir paklausiu, kaipgi tau sekasi, kaip tu laikaisi, kaip vis dėlto. Ir jie tada pajaučia, kad kažkam jie vis dėlto rūpi. Nes lygiai taip pat ir man, kai man kažkas paskambina ir paklausia, Dariau, kaip tu laikaisi tuo laikotarpiu, kai tau sunku, kaip skauda, kaip aš galėčiau kažkaip tai tave prablaškyti, aš pasijaučiu, kad aš rūpiu kažkam tai. Kai mano mokiniai taip pat pasidomi, kaip tau, Dariau, sekasi, ką tu veiki, kaip tu tvarkaisi su tuo ir su tuo, aš jaučiu, kad aš irgi rūpiu. Nors esu stiprus, bet mes visi turime tų iššūkių, kurie mus spaudžia labai gyvenime. Ir aš nesu tas išrinktasis, kuriam neskauda, kuris neliūdi, kuris nebijo. Man eina visi tie patys procesai, tik tai, kad aš neinu į savinaiką, neinu į alkoholį, neinu į narkotikus, neinu į kažkokią beprasmybę ar į kažkokius santykius greitaeigius. Todėl, kad aš žinau, kad ten jau yra griūtis, iš kurios aš neištrūksiu, iš kurios aš į tamsą dar didesnė būsiu nutemptas. Todėl aš turiu būti tame skausme ir susitvarkyti pats su tuo, žinodamas, ką turiu daryti, bet skausmas to nemažesnis, tiesiog turiu išgyventi ir išbūti. Neglušinu to nei vaistais, niekuo, tiesiog turiu procedūras, kurios man padeda eiti. Taip reikia labai dažnai prisiversti. Ir man ir kiekvieną rytą atsikėlus aš turiu save užkurti, kad ta diena būtų gera. Kartais jinai turi būti tiesiog išgyventi tą dieną. Lygiai taip pat žinau, kad ir tau, ir mano mokiniams, ir kitiems žmonėms tą dieną reikia išgyventi. Tai jeigu tu nori pats, kad būtum pakylėtas kitų žmonių, tu turi pakylėtas būti pats ir parodyti tą pavyzdį kitam, kad ir kaip sunku. Tas momentas, kai tau sunku ir tu parodai dėmesį kitam, tu pasirūpini, pasidomi, kaip tau sekasi, kodėl tu toks liūdnas ar liūdna, tu jau pats kyli į kitą lygį. Tu peržengi savo aš, man, o atsisuki kitą žmogų. Automatiškai kaip tai veikia? Tau pasidaro lengviau, nes tu tą dėmesį atiduodi kitam, kuriam galbūt dar labiau reikia. Tavo dėmesio pasikalbėjimo, gal ta akimirka tiesiog gali išgelbėti jo gyvybę. Nežinai to, gal jam būtent to skambučio reikia. Todėl, kai tu duodi savo dėmesį, rūpestį, meilę, kažkokį, kad ir nedidelį laiko tarpą, 5 ar 10 minučių, tu neįsivaizduoji, kaip tai yra svarbu. Tu pakylėjai pats save, padedi kitam žmogui. Ir žiūrėk, jis kitą dieną jau šypsosi, kitą dieną jis jau dalinasi su tuo, jau su kitu žmogumi. Ir ta grandinė sukasi. Jeigu mes esame tame liūdesyje, užsispaudę, susirūpinę ir tai mano tik tai problema, ten ir būni. Bet jeigu tu atsisuki ir kitur ir pamatai kenčiančius kitus žmonės, pamatai, kad tu gali duoti, vis dėlto kažkiek turi resursų duoti tos šviesos, viskas keičiasi. Aš dėl to stengiuosi pakylėti žmonės ir per mokymus, ir per savo gyvenimą, ir per savo pavyzdį, kad kas bebūtų, vyksta kova, kurią tu turi kovoti su savo įpročiais, su savo nuotaikom, su savo protu ir turi tai nugalėti, kad kiltum ir gyventum, kad neatsidurtum tam liūdesyje ir toje kančioje. Bet aplinkui darosi šviesiau. Ir man, kalbėjom šiandien su dukra, jinai išvykus į Japoniją, jinai gyvena ten, jinai atskirta nuo šeimos, nuo kitų žmonių, bet jinai tokį pasirinkimą padarė
bet jinai mato manyje jau dabar po ilgesnio laiko pavyzdį žmogaus, į kurį gali atsiremti, žinodama, kad tėvas eina per visus gyvenimo sunkumus, jinai žino, per ką aš einu nuo jaunystės ir mato, kad aš nepasiduodu. Ir su šypsena veide einu ir padedu kitiems ir savo. Ir jinai, būdama jauna mergina, mato, kad yra viltis. Mato, kad jos tėtis nuėjo į depresiją, gulėjimą prie tėliuko ar kažko tai, o kilo visą laiką įveikdamas tos iššūkius, kilo į tolimesnę savo kelionę, kilo į aukščiau, kilo į prasmę ir jinai randa atsirėmimą. Nesvarbu, ką tu darai, ko tu užsiemi, bet jeigu tu tampi pavyzdžiui kitiems, tai įkvepia tave taip pat gyventi. Pasistenk surasti tą būdą, kuris leistų tau atiduoti savo tą dalelę meilės ir dėmesio kitam žmogui ir pamatysi, kaip atrodo ta reakcija. Tu pats pajausi tą malonumą ir džiaugsmą iš to žmogaus ir ta prasmė užpildys tave. Ir ta visa likusi beprasmybė, tavo kančia, jinai pasidaro kaip rūkas, jos beveik nelieka, nes tu jauti, kad padarai kažką tai ypatingo. Ieškok to ypatingumo ir tai bus tavo stiprybė. Būk stiprus.